Pavyzdžiui, būna ne visos dienos geros, aš jums parodysiu, kaip būna. Įsivaizduokit, pragręžti klientai, va taip, durų apdailą, kas sugebėtų. Aš sugebu, jūs sugebėtumėte. Tai va, tokia istorija įdomesnė. Galima sakyti klientui, kad čia bus, tarkim, langų aušinimas. Ką manot? Patikės ar ne? Bet mes iš tikrųjų sprendėme šią bėdą, radom greit naują, parsivežėm, pakeitėm mūsų bėdą, mes kompensuojam, mes įdedam. Štai taip atrodo džetą. Tai ką, užtenka bėdų, pasiguodžiu jums. Gal suprasit, gal teisit, koks skirtumas iš tikrųjų. Tai va, taip atrodo džetą, po visko. Žiauriai patiko, kaip pavyko panelę padaryti. Jis gražus, krintantis, šviesos rautas. Tada turim juostus per duris, paskui dar šviesiai jums, kad aiškiau matytis, kaip atrodo. Pakoja. Ar čia padarom. Gražiai blankiai šviečia rankenėlės. Prisipildė mobilis. Švies, kai duris atviriau. Šau turime čia juostą. Galima sakyti, kaip originaliai būtų čia. Jeigu būčiau inžinierius, dėčiau čia. Taip pat turim rankenėlę, apšvietimą. Šiandien nedarom, nes čia nėra iš tikrųjų kur per daug paslėpti diodo. Jeigu dėsim čia labai šviesiai šoną, jeigu dėsim čia labai atviras, bus į akis akins. Matote, gale pasudiniam turim, abiejose pusėse. Turim daug spalvų. Turim čia tokį slaptą mygtuką. Paspausim čia. Dar daug spalvų. Ir dar. Ir daug spalvų. Tai va, jeigu norėsite skylės savo duryse, skambinkit, išgręšim. Didelių problemų tame nematau. Iki.